Brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Pavojingas pavyzdys. Jei žmogus nusideda žmogui, kas nors gali užtarti nusidėjėlį viešpačiui, bet jei žmogus nusideda viešpačiui, kas be gali jį užtarti? Bet jie tėvo balso paklausyti nenorėjo, nes viešpats norėjo juos nubausti mirtimi. 1 Samuelio knyga, 2 skyrius, 25 eilutė. Elis buvo kunigas ir teisėjas Izraelyje. Tarp Dievo žmonių jis užėmė pačias aukščiausias ir atsakingiausias pareigas. Kadangi jis buvo išrinktas šventoms kunigo pareigoms ir turėjo aukščiausią teisminę galią, tai į jį buvo žvelgiama kaip į pavyzdį ir turinti didelę įtaką Izraelio giminėms. Tačiau jis nesugebėjo susitvarkyti savo namuose, nors ir buvo paskirtas valdyti žmones. Mėgdamas taiką ir ramybę, jis nenaudojo savo tėviško autoriteto sudrausti savo vaikus dėl jų blogų įpročių ir aistrų. Vietoje to, kad kovotų su jais ir juos nubaustų, jis paklusdavo jų valiai ir leisdavo jiems patiems rinkti savo kelią. Jis vaikų auklėjimo nelaikė pačia svarbiausia savo atsakomybę, žiūrėdamas į tai kaip į nelabai reikšmingą dalyką. Izraelio kunigas nebuvo paliktas nežinioje dėl pareigos, kaip auklėti savo vaikus, kuriuos Dievas jam patikėjo. Bet Elis vengė savo pareigos, nes ją vykdyti būtų reiškę pasipriešinti vaikų valiai ir juos nubausti. Nuodėmės prakeikimas tapo matomas sugedime ir blogyje, kuris atsispindėjo jo sūnų kelyje. Jie neturėjo tinkamo Dievo charakterio įvertinimo ar šventumo jo įstatymų jausmo. Jiems tarnavimas Dievui buvo įprastas dalykas. Nuo vaikystės jie buvo įpratę prie šventyklos ir tarnavimo joje ir vietoje to, kad labiau gerbtų savo pareigas, jie prarado bet kokį jų šventumo ir svarbos jausmą. Tėvas nenubaudė jų, matydamas nuolankumo, jo autoritetui trūkumą ir nepabarė dėl nepagarbos rimtam šventyklos tarnavimui. Jiems subrendus, jie buvo pilni mirtinų skepticizmo ir maišto vaisių. Brangus klausytojai, nėra namams didesnio prakeikimo už leidimą jaunimui daryti, ką nori. Kada tėvai tenkina kiekvieną savo vaikų norą ir žinodami, kad tai nėra gerai, jiems pataikauja, greitai vaikai praranda bet kokią pagarbą savo tėvams, Dievo ir žmogaus autoritetui ir tampa šėtono įkaitais. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.